Labas visiems krepšinio aistruoliams, čia svarbiausia savaitės aktualijų apžvalga. Kviečiu žiūrėti. Lietuvos krepšininkai pateko Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Baltiškame aštuntfinalio derbyje Latvija buvo nugalėta 88-79. Karštame aštuntfinalio mače lietuviai iniciatyvą savo rankas perėmė jau nuo pirmųjų minučių ir po pirmo kėlinio pirmavo 28-18. Nors Latvija tarp pat nespartintis, tačiau Rimo Kurtinaičio auklėtiniai didvyriškai atlaikė šeimininkų bandymus ir iškovojo kol kas svarbiausią čempionato pergalę. Lietuvos rinktinėje šiose rungtynėse netikėtai šovė Arnas Velička. Dėl kraujavimo aprišta galva rungtynės baigęs Arnas surinko 21 tašką ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Latviją išgelbėjo Kristapas Porzingis, kuris surinko 34 taškus ir atkovojo net 19 kamuolių. Ketvirtfinalio rungtynėse Lietuvos krepšininkai susitiko su Graikijos ir Izraelio poros nugalėtojų. Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau laidoje, nes dabar keliaujame į Kauno Žalgirio pasirengimą sezonui. Praėjusį savaitgalį Tomo Vasiulio auklėtiniai žaidė antrasias kontrolinės rungtynes ir įveikė Panevėžio Lietkabelio klubą 87-62. Nugalėtojams 17 taškų pelnė Dustinas Lyva, 16 Mausas Raitas. Edgaro Ulanovo sąskaitoje 12 taškų. Dominikas Buika ir Dominikas Daubaris surinko po 9 taškus. Panevėžio klube 20 taškų surinko Augustinas Rupitas, o 18 Dževelas Morisas. Tikrai daug medžiagos gavom, reikėjo tokių rungtynių, įtemptų, varžovas stiprus buvo tikrai ir tikrai yra ką tobulinti, po žingsnio turėsim taisyti dalykus. Naująjį sezoną Kauno krepšininkai pradės labai greitai. Rugsėjo 20-ąją pirmajame LKL ture laukia dvikova su Jonavos krepšininkais, o Eurolygos sezonas prasidės jau spalio 1-ąją. Rungtynėmis išvykoje su Monako krepšininkais. Po poros dienų kauniečiai žais ir pirmasis tarptautinės rungtynės namuose. Spalio 3-ąją kauniečiai susitiks su praėjusio sezono čempione Stambulo Fenerbahče. Lietuvos rinktinės svajonė pasiekti Europos čempionato pusfinalį sudužo. Ketvirtfinalio rungtynėse mūsiškiai 76-87 neprilygo Graikijos rinktinei su Gianio Antetokounmpo priešaky. Lietuvos neišgelbėjo net ir puikus Jono Valančiūno pasirodymas. Pastarasis pelnė 24 taškus ir atkovojo 15 kamuolių. Tačiau šių pastangų buvo maža, kaip ir Valančiūno surinkto 31 naudingumo balo. Lietuvos rinktinės galutinė pozicija Europos čempionate paaiškėjo vėlų trečiadienio vakarą po susitikimo tarp Vokietijos ir Slovenijos. Be Valančiūno rezultatyviai žaidė Arnas Velička ir Gytis Radzevičius. Pirmasis pelnė 12, antrasis 10 taškų. Graikams Giannis Antetokounmpo surinko 29 taškus, 4 tritaškius pataikęs Vasilijos Stolopolas 17, Kostas Lukos Graidija 11 taškų. Tuo šios savaitės laidą Krepšinio savaitę ir baigiame. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.